Mes visi esam susidūrę bent vieną kartą su tuo, kad nesugebėjom išlaikyti kažkokių pažadų sau, nebūtinai naujametinių pažadų, bet kartais, aš manau, dauguma žmonių sako, nuo naujų metų, nuo sausio 1 aš pradėsiu kažką ir gal netgi pradeda, bet kažkodėl nesugeba to išlaikyti. Ir šiandien pakalbėsim apie tuos dalykus, kurie trukdo laikytis naujametinių pažadų, kaip tai įveikti ir kaip padėti sau suformuoti naujus įpročius arba atsikratyti senų įpročių. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome arba welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Visų pirma, aš pastebėjau, kad neretai žmonėms tiesiog trūksta motyvacijos ir nesugeba žmonės surasti to atsakymo į klausimą, kam jiems to reikia, kodėl jie nori kažką pakeisti, sakau, arba atsikratyti kažkokį įpročių, arba pakeisti savo gyvenimą ir pradėti naują gyvenimo būdą. Kas tave motyvuoja? Find your why. Koks tas tavo kodėl? Tavo vidinis kodėl. Nes motyvacija turi eiti iš vidaus. Tu turi tai daryti ne dėl kitų žmonių, ne dėl to, kad kiti pamatys, pastebės arba pagirs tave, o grinai, koks yra tavo kodėl? Kodėl tu to nori? Neretai žmonės sako, aš pradėsiu verslą ir jie pamatys ir aš jiems parodysiu. Kartais tai veikia, bet neretai tokia motyvacija yra lyg dėl kitų žmonių ir lyg nėra to tikrojo noro. Kodėl tu to nori? Ir kuo ilgiau gyveni, to labiau supranti, kad kiti žmonės iš esmės apie tave negalvoja. Gal labai truputį. Ir kažką įrodinėti kitiems, ar ten numesti svorio ir sukurti savo svajonių kūną, kad kiti pamatytų, ar atsikratyti kažkokių tai žalingų įpročių, kad įrodyti kitiems, kad aš galiu, gal kažkiek tai ir veikia, bet vis dėlto, kad motyvacija laikytųsi kuo ilgiau, tai turi būti tavo tikras noras. Ar tu matai save kitur po metų, po 2 metų, po 10 metų, ar tu supranti, kad tie veiksmai, kuriuos tu dabar atliksi, padės tave geresnę poziciją po kažkiek metų ir tu tai darai dėl savęs ir dėl savęs ateityje. Man atrodo, kad tokia motyvacija, ji visą laiką išsilaiko ilgiau. Kai su motyvacija jau išsiaiškinom, pereinam prie kito dalyko, kuris yra be galo svarbus, aš sakyčiau, vienas svarbiausių, ir tai yra disciplina. Nes kartais motyvacija užmiega. Ir tokiais atvejais reikalinga disciplina. Tas vidinis suaugęs, kuris tau sako, ne. Mes savo pažadėjom, skamba kaip asmenybės išsidainimas, bet ne, tiesiog tu esi ta žmogus, kuris yra atsakingas už savo veiksmus bei laikosi duotų žodžių. Ar tu pažadėjai, kad reguliariai sportuosi, ar tu pažadėjai, kad tu ten mesi rūkyti arba gerti, jau neveikia tada tokie atsikalbinėjimai kaip, aš buvau kompanijoje, visi rūkė ir aš irgi parūkiau. Ne, nes tu esi tas atsakingas už save ir tu supranti, kad net jeigu tu vienintelis nerūkantis žmogus kompanijoje, tu vis tiek pasistengsi laikytis dėl to, kad tai yra jau disciplina, tai yra jau tai, kad tu pasirinkai. Nes jeigu motyvacija tai yra toks kažkoks vidinis noras, tai jau disciplina, tai yra jau iš to požiūrio, kad reikia. Jau duotas žodis ir jau reikia jo laikytis. Kartais motyvacija gali dingti, ypatingai, kai mes kažką darom ir nematom teigiamo pokyčio. Tokiais atvejais disciplina tai yra tai, kas padeda judėti toliau ir sakyti savo, kad žiūrėk, galbūt šiuo metu nėra teigiamo pokyčio, galbūt tu nesi dar ten, kur tu nori būti, bet tu pažadėjai savo judėti tą kryptim. Tokiais atvejais disciplina labai padeda vis tiek laikytis ir siekti tų savo tikslų, netgi kai nematai čia ir dabar kažkokio teigiamo pokyčio, kažkokio progreso. Taip pat sistema ir aš dar pasakyčiau aplinka. Kartais mes savo sugalvojam, kad mes kažką darysim, bet neapgalvojam, kaip mes tai darysim. Nes jeigu tu šiuo metu tam neturi laiko, tai iš kur nuo sausio 1 tas laikas pas tave atsirado. Vadinasi, tu turi tikrai atsisėsti ir pažiūrėti ir pasvarstyti, kokiu dalyku galbūt tu gali atsisakyti, ko tu gali nebedaryti, iš kur tu rasi tą laiką. Jeigu čia yra, pavyzdžiui, sportas, aš 3 kartus per savaitę lankysiu sportą, bet šiuo metu man nesigauna, nes neturiu laiko. Tai tas laikas jis neatsiras. Tau reikia atsisėsti ir labai gerai pagalvoti, ko tu atsisakai. Jeigu tu, pavyzdžiui, jautiesi, kad tu ten tingi, galbūt stokoji motyvacijos ir netgi stokoji disciplinos, tai tokiais atvejais tau reikia padaryti kuo mažesnį pasipriešinimą. Vadinasi, jeigu tai yra sporto klubas, jis turi būti
labai arti namų arba ten pakeliui iš darbo, kad tu tiesiog neturėtum galimybės sakyti, kad toli važiuoti, nes tai turi būti maksimaliai tau pakeliui arba maksimaliai arti namų arba arti darbo, kad tu žinotum, kad nėra tų pasiteisinimų, kodėl tu negali to daryti, nes tai yra labai lengva. Jeigu tai yra įpročiai, kurių tu nori atsisakyti ir matai, kad, tarkim, kažkoje kompanijoje tau labai daug pagundų kyla ir gali trūkti ir motyvacijos ir disciplinos, ypatingai jeigu tu nori suformuoti tuos naujus įpročius arba atsikratyti įpročio, kuris jau pakankamai ilgai buvo tavo gyvenime. Tokiu atveju galima būtų iš tiesų ne visam laikui, bet kažkiam laikotarpiui tiesiog bandyti vengti tos aplinkos, kurioje tau kyla daugiau pagundų. Pat jeigu, pavyzdžiui, nori reguliariai pradėti sportuoti ir vis randi pasiteisinimų, kodėl po darbo nenuvažiuoji, tai rekomenduočiau pradėti sportuoti su treneriu, nes neretai žmonės sako, kad atrodo nenoriu, bet jau susitaręs, žinau, kad žmogus laukia, tuo labiau dar ir papildomai moki už trenerio paslaugas, tai gaunasi vienas iš tokių būdų, kaip padėti savo aplinkai, priversti tave, taip sakant, jeigu jau disciplina ir motyvacija nebeveikia, tai priversti save veikti. Yra tokia knyga Willpower Doesn't Work, Benjamino Hardy, jis ten daug tiesiog parašyta apie tai, kad iš tikrųjų valia, kaip ir ta willpower, ji labai dažnai neveikia ilgai, kaip reikia statyti savo aplinką, kad tu turėtum daugiau aplinkybių bei žmonių, kurie tave palaiko ir lygiai taip pat, kad būtų kuo mažiau aplinkybių ir žmonių, kurie kelia tau pagundas nesilaikyti savo naujų kažkokių įpročių. Dar vienas iš svarbių dalykų tai yra atsisakyti perfekcionizmo. Noras daryti viską tobulai neretai trukdo iš viso daryti. Noras, kad viskas būtų taip, kaip tu savo sugalvojai, taip tobulai, tai neretai tave stabdo ir neleidžia tau iš viso veikti. Pavyzdžiui, kai pradėjai lankyti treniruotes ir pažadėjai savo vaikščioti 3 kartus per savaitę, bet nuėjai vieną savaitę tik vieną kartą ir jau atrodo, tai čia kažkaip viskas veltui, ašgi pažadėjau, bet man nesigauna. Ir tas vidinis pokalbis su savim jau gaunasi toks, kad aš nevykėlis, aš pažadėjau savo, kad aš darysiu, bet aš nedarau, nesigaunu, tai jau nesigavo, tai jau viskas veltui, aš čia jau pažadėjau nuo sausio 1, o man nesigavo. Pavyzdžiui, jeigu atsitiko kažkokia ekstremali situacija, tu atsidūrė, nežinau, kažkokio necivilizacijoje, be daiktų, ilgai lauki, kuo ten žmonės tave suras ir tu tuo metu neturėjai higienos jokių priemonių ir nevalei dantų, pavyzdžiui, 2-3 dienas. Tu grįžęs į civilizaciją nesakysi, viskas veltui, dabar daugiau niekada dantų nevalysiu, koks skirtumas, jau 3 dienas nevaliau, tai jau viskas jau. Jau nėra jokio skirtumo, jau, taip sakant, žala padaryta, jau 3 dienas praėjo, viskas. Galiu dabar jau net neverta pradėti. Ne, tiesiog yra kartais tokių aplinkybių, kurios tikrai yra stipresnės už mus. Ir jeigu kažkas nepavyko, tai nereiškia, kad dabar nereikia tęsti. Tu tiesiog tęsi ten, kur sustoji. Svarbu daryti netobulai, o reguliariai. Ir jeigu kartais nesigauna tai, kaip suplanavai, nieko tokio, tiesiog žinoti, kad, it's life, baby. Kartais kažkas eina ne pagal planą, nieko tokio. Nesigavo šiandien, tai maybe tomorrow. Galbūt rytoj bus geresnė diena ir man gausis geriau. Jeigu jūs pažiūrėjote šį video iki čia, tai vadinasi, jis jums buvo bent kažkiek įdomus, todėl prašau paspausti patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Todėl jeigu jūs kažką labai tobulai įsivaizduojat savo galvoj, bet nepavyksta padaryti būtent taip, kaip jūs įsivaizdavot, pasistengit vis tiek to nemesti dėl to, kad kartais rezultatas gali nebūti matomas taip greitai, kaip jūs tikėjotės. Kartais gali būti, kad tai yra sunkiau padaryti, nei jūs tikėjotės, bet tai nereiškia, kad tai neverta. Galų gale, jeigu tu turi teisingos motyvacijos, tai tu tai darai ne vien dėl rezultatų, tu procese, tu vis tiek tampi geresnė savo versiją, todėl niekada nenustokit tobulėti, net jeigu nematot rezultato čia ir dabar. Taigi šiandien tiek. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat galite pažiūrėti šitos video. Visiems bye!